su kompiuteriu, kuriame instaliuotas ESET antivirusas, nueikime į svetainę amberdrinks.lt. Na ir matome iš karto, kad suveikia antivirusas ir sako, yra grėsmė. Šiek tiek pažiūrėkime detaliau. Na, matome čia tas grėsmės pavadinimą. Kągi, nueikime ir šią parduotuvę ir pabandykime pasižiūrėti, kurgi ta grėsmė yra. Čia mes turime tam tikrą specializuotą įrangą, kuri leidžia mums pamatyti detaliai, kokios užklausos buvo vykdomos iš svetainės. Tai yra, matome tam tikrą keistą svetainę, pasižiūrim svetainės kodą ir paieškome tos keistosios svetainės. Matome, kad yra įdėta nuoroda į šią svetainę programinėme kode. Apsipirkime šitoje svetainėje, imame tam tikrą prekę, dedame į krepšelį. Užpildome visus reikalingas atributus. Vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir panašiai. Pasirenkame, kaip pristatymas bus. Ir periname prie apmokėjimo informacijos. Čia mes matome, kokį kodą mums, taip sakant, įdėjo tą svetainę, kurią matėme anksčiau. Matome, tai toks keistas, pavadinkime taip, kodas. Na ir čia mes prašom mus įvesti kreditinės kortelės informaciją. Vedame bet ką. Vis tiek pavogs. Įvedėm kreditinės kortelės informaciją ir dar prašom, žiūrėkit, banką pasirinkti, per kurį mokėsime. Keistokai. Na, paspaudus mygtuką mes matome, kokį į tą svetainę, kokią siunčia mums informaciją, reiškia, kokią perduoda informaciją, kokią mes suvedėme, tai yra kreditinės kortelės duomenys, asmens duomenys, tikriausiai visą kitą, taip sakant. Dalinamės nuoširdžiai su įsilaužėliais šią informaciją. Tiksliau, amberdrinks.lt mielai ją dalina, taip
sakant, savo klientų informaciją, mielai pasidalina su įsilaužėliais. Na ir šitoje vietoje mes dar pamatysime, kada, kiek ir taip toliau buvo fiksuojami įsilaužimai šioje svetainėje.